žodžiu, raidiauto video, bet viskas biški, net ne biški, ne pagal planą yra. Turėjo būti žymiai daugiau žmonių, žymiai daugiau motociklų, tai aš net visiškai nežinau, kaip čia bus raidiautas, nes turėjo būti motociklai, paspirtukai ten ir dar kažkas, bet manau, apšia paspirtukų bus daugiau negu mocų. Tai aš biškai esu dabar įniršęs dėl to. Turiu filmuoti su GoPro, bet visiškai pilna SSD, tai man 13 minučių galėčiau nufilmuoti, batarkė žiauriai greit įsikrauna ir neturiu kitų batareikų, tai tiesiog net nelabai varė, tai filmuosiu su vėl šituo šūdu. Jo, tokios naujienos, tai nežinau, šiaip gali būti, kad atvarysim ir mes tiesiog būsim paspirtukų raide, tai aš nelabai noriu, kad tai būtų, aišku, dar. Paimsiu dafiga apyrankių, kad dalinti ten visiems, kas norės, nes čia tipo ne aš hostinau, bet čia tiesiog toks, kaip ir mano miesto toks raidiautas per pažįstamus kažkaip pasidarė, bet labai viskas off plan. Tiesiog grįšim, kaip jau būsiu aš jau vietoj raidiautų. Davai. Iš karto pranešu, video žiauriai profesionaliai sugeneruotas su dirbtiniu intelektu, kuris labai mažai žinomas, todėl video labai gali atrodyti tikras, bet tai yra ChatGPT. Здорово, 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 здорово. И duok draugam, duokit, imkit. Здорово, здорово. Jo, seniai, dalink visą. Eik, nacht. Dar čia šaikenzo. Blet, aš per mažai apyrankį, ko paėmiau. Pravažiavimų, gerai, būkit. Leiskit pravažiuoti. Seni, pavaduok. Zdarovo, seni. Netyčia pakūrėm mytą paspirtukų. Life isn't never what it really seems. Once you wake up, it's just a dream. It's just a dream. It's just a dream. Whoa! Yes! Nuo čia prasidėjo pirmos raido problemos, kad tie su paspirtukais kažkur pasimetė, vienas dar kitur nuvažiavo, tai čia biški reikėjo sustot, palaukti visų, va čia po biški varo visi, po biški renkasi ir vėl pajudėjom iš vietos. Tai... Visiškai užmiršau šnekėt per šitą video, ant kiek čia nesąmonė ar kuo, bet žiauriai kažkokia mėsmalė. Mes visiškai nesitikėjom, kad tiek daug paspirtukų susirinks. Vėjas labai stiprus, tai biškai kažkaip sunku. Riadui turėsim laukti, o po to jau varysim į tokį kaip į spotą tokį. Ir tam pačiam spote jau kažką tenai darysim statys. Šiaip jaučiu, kai atvarysim tą main spotą, kur visi tipo bus ir tipo važinėsis, tai manau dzin bus. Bet dabar, kai per miestą reikėjo važiuoti visiems, tai žiauriai daug kas pasimeta. Nes tiesiog, vis tiek paspirtukai, mes su tipo mocais. Šiaip norėsiu daugiau mocų, bet daug kas negalioti, nes numaros daug kam buvo sutvirtinimą, žinai. Tai vien tik dėl to, da daug kam buvo. Ne, nereik. Realiai? Būtinai užeikit jo kanalą, pažiūrėkit, daug fire video yra, su girdu kontentu ir iš kito video. Raidas konkretus.
varysim pro shortcutą. Stengsiuosi kaip pradėti kalbėti dažniau per dabar šitą video, nes labai fokusavęs į šitą visą raideautą. Nu, man jisai turbūt, kažkiek čia kordiniai yra, nes tipo labai daug paspirtukų. Čia visiškai kitaip turėjo būti, bet, guess, nesvarbu. Nesvarbu. Vėl pro šitą nuostabų keliuką varom. Jau trečias kartas, bet man atrodo tik iš 2. Nes aš labai video labai daug karpiau, nes buvo labai daug medžiagos, kurios aš norėjau pažiūrėti, nepažiūrėto įkelt. Ir tiesiog man žiauri viskas susimaišė. Ir jo, man labai dar būtų įdomu iš jūsų išgirsti, patinka trumpesni ar ilgesni videkai. Nes, tenais tas buvo realiai kaip vlogo tipo, nes, 40 minučių video. Žodžiu, mėgstu pašnekėti. Oh my fucking god. Tiesiog žiūriu, ar kažką nenusišneku, ar kažko blogo neparodžiu ir taip toliau. Kaip man buvo. Nes pas mane dabar tokie video, kur tarkim, aš nežinau, ar jums įdomu žiūrėti, kai aš šneku, tai tiesiog važiuoju. Vis tiek, aš nemanau, kad jums patinka tas vienkė žiūrėti, dėl to, kad aš neturiu GoPro. Ir kaip minėjau video pradžioj, mano pasiskolinau aš GoPro ir jinai tipo, nežinau, kažkodėl, bet tiesiog labai greit įsikrauna, labai mažai ten vietos SD kortelė yra ir man rašė, kad aš vis galėčiau nufilmuoti 13 minučių. Tai aš visiškai dar, tiesiog negalėčiau filmuoti GoPro, nes dažniausiai aš prifilmuoju kokias 30 minučių medžiagos, ne 30, o 3 valandas medžiagos. Ir iš jų išeditinu kokį pusvalandį. Tiesiog iš jų gaunasi pusvalandžio videkas. Anas gavosi 40, tada kiti gavosi pirmi tam mažiau. Ir aš labai kažkaip norėčiau, kad mažesni, tipo trumpesni videkai. Ir šiaip labai pagerėjau nuo karto ant vienkių, nes aš daug važinėjau off camera, nes tipo planavau gauti dalis. Ir dar gausiu, darysiu video iš karto tom dalim, jau jos turi neužilgo ateit. Ir jo, šiaip tada turėjo videkas būti, bet kažkaip tada šitas raideautas pasidarė. Ir kaip minėjau, čia tiesiog turėjo būti, tipo pyrdų, daugiausia pyrdų turėjo būti. Ir tada visi šitie kukyrinai ir taip toliau, jie tiesiog, tipo, kad daug žmonių būtų. Daugiau žmonių, bet čia mainly turėjo būti šitas. Bet jau iš karto, žinau, video title toks bus, kad tiesiog šitą netyčia padarėm kukyrinų mitą. Ja, nes čia realiai mes netyčia tokį padarėm. Ir čia viskas surežisuota yra. Norisi čia vispotas, pažinotų įvykių, parodyti, ką naujo išmokau, kas sekat mane tik tokia. Matė, kad išmokau Knee-Knockerį tą, kur per paskutinį videką sakiau, kad visiškai nemoku. Dar aišku, kol išmokau aš tą Knee-Knockerį, vieną kartą nukritau, bet tipo žiauriai stupid crashas buvo. Labai stupid crashas buvo. Aš tipo važiavau nuleidęs kojas ir žinot, kas tipo raidinat, kai važiuoji nuleidęs kojas žymiai lengviau pasikelia, tipo jautresnis gazas. Ir aš labai tipo supanikavau, nes mane permetė atgal, žiauriai stabdžius suspaudžiau ir dar per priekį griuvau. Tai jo, nepasisekė. Ir dar kas sekat šitą mano visus kanalus, tai matysit, kad kokius šitos maikės išleisiu. Kaip ir savo merčą, bet tokį kaip moto brandą. Tai aš parodysiu čionais man ant ekrano, kaip atrodo tos maikės. Vadai kas atrodys, bus ir apyrankių, bus ir skimeskų, tiesiog reiks biškelį palaukti visų šitų dalykų. Jo, nes po to krešo mano kažkas riešai pasidarė ir aš kai taip ištempiu ir gazuoju, man stipriai skauda šitą riešą ir nykštį. Tai manos arba pertempiu, arba nežinau.
Bet jo. Ai, kur? Kam klinas? Realiai? Kaip? Sako, sauriau. Žiūri, trauka kažkaip dingsta ant ketvirto bėgo, nusimečiau bėgį, atsirado, pys ratą užkirto, kai pradėjo nešti. Eik, tai realiai čia vos tik prasidėjo, neprasidėjo, bet pizda. Turėjo dar biškį palaikyti ir po to užtrinti. Lepai se bazarno, šiandien važiuodamas. Davai. Kiek čia kilovatų? 2? 3? Ok. Jeigu nori, galima. Davai, seni. Taigi tai seniai pirmų 2 sekundžių. Taip palaš pirmas, tai. Gerai, 3, 2, 1. O, kurva. Bet Bogus seni pasivydė. Jisai seni, jisai mane visą laiką, kol aš važiavau miestą, vyjas jisai mane. Labai satisfying, kai važiavom CGI sukurta mieste. Nu, tipo, ne mieste tenais, ten ne miestas, tiesiog, tipo, AI sugeneruota robotas, kadras, kur, tipo, važiavau ir ten labai taip greitis, labai reguliavosi smagiai man. Tipo, važiavau greitai, po to labai stačiu kampu važiavau, nusimečiau greitai, po to vėl karočią. Dabar kažkaip realiai kelias dienas biškį nekėliau aš to dėl riešo ir, ble, man to geriau būtų. Man realiai žymiai lengviau keldavosi ant Dualtrono. Davai, seni, keičiamės, nemoku aš. Bliomba. Aš nežinau. Seni, bet ant mano Dualtrono kažkaip žymiai lengviau tą vienkę keldavosi. Tipo, ten užtenka realiai ant galo atsistot, tipo, duodi gazą ir, tipo... G4, va, atsistoju, viskas, pizda, kelias. Na. Ką čia jūs konstruojat? Ką čia, blėt, mes tai kristis tam tokiom? Toj prikurs, kur. Ką čia darysi? Kursim. Ai. Publikai kviesiais. Tai kažkaip nau, kad per vidurį kelio žmonės nestovėtų, nes seniai varai ant... Ne, čia suka mirysim, jūs abudu varykit. Man tik 7-2 procentai, pizda. Nutista, ją baldą. Dabar, man rodos, bent jau, kai važiuoju ant Kinokerio, tai bent jau matot labiau visą FPV, kai iš GoPro atrodytų, manau, žymiai geriau negu paprasta vienkė. Nes jūs, kaip, tipo, kai aš važiuojam paprastos vienkės, jūs žinot, ką jūs matot, bet labai tas vaizdas toks nelabai smagus. Biškai reikia priprast prie to Kinokerio, nes kai labai ilgai nedarai, tai, tipo, užsimirštais, tai. Nu, bet va, vėl man, tarkim, maišosi. Žiauriai užpisa. Čia tik...
Ką? Kur kita lokacija? Ble, aš nežinau, seniai, vis tiek jaučiu čia, va tam, tai tipo mocas sugedo. Kam? Nu, kur mėlynas, tai aš nežinau realiai, ar bus kita. Tiesiog valandą filmavimo dingo. Kas čia yra? Ko čia visi bėga? Tu jį kažkaip gali pastumti. O ko čia visi bėga? Antras. Realiai? O, kurio? Bet kažkaip, kaip aš manau, kad bus blogiausias video, tai gaunasi taip, kad jisai nebūna blogiausias. Nu, jūs vis tiek jį pažiūrite, tai man labai dėl to smagu yra. Šakis, viskai įsilastė. Brejo, bet aš jaučiu, žinokit, šaiką varau namo, nes čia nieko nebus. Tai gerai, davai. Jo. Tai gal kitą dieną, ne? Tai jo, seniai, parašysi, jau ką aš ten. Arba istoriją kelsi kažką. Oh, fuck. Realiai galvojau, kad stabdys. Nu čia nebuvo kažkoks, kad tipo, ale, kad mano jisai yra raidautas ar kažkoks. Čia buvo tiesiog paėmė visi per pažįstamus, pasakė, kad va tokia ir valandą mes čia susitiksim. Ir tiesiog mes čia susitikom šitose vietose ir tiek. Šaunukai. What the fuck, kaip išgąsdino. Nes kiek man rodos, 2 savaitės ir 1 savaitė yra nuo praeitą kelto videko ir aš literaliai kiekvieną dieną grindau. Kiekvieną dieną legit grindau tą vienkę, kad ir lydavo, aš vis tiek išvažiuodavau bent 30 minučių. Ir, nu, tipo, nu, patobulėjau ir išmokau tą patį minokelį, todėl toks stiprus vėjas, taip nekenčiu. Va, tokia vietelė, man patinka pro čia prasivažiuoti. Atmini vlogas bus. Jau šiaip visai gal dar kokias kelios savaitės ir gal visai kvalifikuotas būsiu įkeltą Vilnių tutorialą. Vis tiek kiekvienam reikia. Kiekvienas, kas kuria kontentą, turi bent įkelt vieną kartą tą Vilnių tutorialą. Aš šiaip ant ekonominio režimo kažkada man buvo smalsu pažiūrėti, ant kiek ant ekonominio režimo sunku. Ir tipo, man kažkiek pavyksta, bet žiauris, tipo, sunku. O va. Blemba, kaip reikia laikyti tą balansą tašką labai. Taip, vos tik biškiai žemiau nusileisi, viso vienkia over. Dar su sportu galima įsaugoti, ne? Oh fuck, 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 oh fuck. Kai keli vienkia per vėjuotą dieną, tu atrodo tiesiog turi kovoti su to vėju. Tiesiog tu turi gryną petlą turėti su juo, kad išlaikyti tą balansą. Taip nervina, aš negaliu. Vėjuotas dienas, tipo, žiauriai užmita kelt vienkės perės. Ir šiaip, pradėjau ieškoti Ultra B, nu kaip pasakyti, pradėjau ieškoti. Tiesiog domiuosi daug labai, galvoju ką daryti. Tokie planai, šiaip norėčiau tą Ultra B nusipirkti. Įdomu šiaip čia nais būtų pasivažinėti, šiaip seni, čia nais užvažiuoti. Šiaip įdomu kas bus. Gal neiškės policijos. Wow. Man įdomu, čia iš viso įmanoma man bus užvažiuoti.
Tiesiog čia žiauriai didelis kalnas. Oi, blemba. Oh my god. Nu čia dar nėra highest point. Bet šiaip, ui, būtų įdomu. Bet įdomu, ar čia manęs nespotina, pastebėjau, kad labai tokie žmonės kažkokie yra keisti. Blemba, viskas skundžia, visi pikti kažkokie. Nu, tipo, taip, vos mano riešas arba tipo pagazavo taip, man davė nesveiką karštį per čionais, pradėjo degti, visas nykštys atrodė ir žiauriai skaudėti ir tiesiog realiai tipo negalėjau sulenkti ir po to atsigavo kažkaip ir viskas gerai buvo. Bet tiesiog iki dabar tai riešas skauda. Pakelis taip, nelabai protinga. Blemba, erkė čia prisigaudysiu. Galvau, kad jau erkė viena. Oh, čia riders. Čia toks susidės, dėl ko aš sukūriau tas maikės Wheelie Addict, atsiprašau, Wheelie Addict, dėl to, kad tiesiog, kai tu išmoksti vienkę, tu beveik ant kiekvieno kampo ją darysi, dėl to, kad ant tiek geras jausmas yra tiesiog kelt vienkę, mokintis naujus stuntus, tenais, tarkim, va, aš, tarkim, knee knocker, kaip mokinausi, tipo, aš iš naujo pajaučiau tą hypą mokintis kažką naujo, nes aš supratau tokį dalyką, smagu mokėti yra, bet kas dar yra smagiau, tai mokintis tuos triukus ir tiesiog po to, kai išmoksti, būna labai labai geras jausmas. Labai mėto, pasakysiu dar, bet tiesiog praktikos reikia, kad mėtų. Ir ko dar reikia, kad nepūstų vėjas. Opa, šiandien daug raiderių, tenais raideriai, visur raideriai. Šiaip su šituo, aš nežinau, nu turbūt nieko veidų nesimato, bet šitas vaikiukas kažkada, kai aš čia mokinausi vienkės, jis labai laimingas buvo, kai aš tenais važinėdavau. Reikia per daug stengtis nekontroliuoti tą knee knockerį su vairu, dėl to, kad jeigu aš per daug kontroliuosiu su vairu ir net, tipo, aš nusileisiu su suktu vairu, man iš karto aš griūsiu per priekį ir tiek. Žiauriai nesmagu būtų. Nes aš važinėjau maždaug 4 metus. Tai man dabar yra, aš kartą nesu tiek daug nugriuvęs, kiek per šitą mėnesį nugriuvau. Aš tas ir krešai buvo. Nu, du krešai buvo. Tai čia. Jeigu recoverinsiu, tada liuks. Bet ar taip pamatysit šitą video, nes aš jau ilgai nekėliau. Jūs man rašot, kad kelčiau daugiau. Jūs klausėt, kada įkelsiu. Tai mane žiauriai motyvuoja šitas dalykas, kad jums patinka iš viso. Žiūrėt. Šiauriai šaunu būtų, norėčiau pareviewint kokių baikų, bet jaučiu dar ne tas lygis, bet gal kažkada būsim tam lygiai, kada man kažkas negalės atsiųsti kokį baiką reviewui. Spoileris dėl merčo Addicted to Wheelies yra, kad tiesiog po mėnesio maždaug, gal trumpiau, jau bus išleista ir informacija yra tokia, kad nebijokit, kad ten jūs galvojat, kad ten bus 100% poliesteris, sintetika, visiškai ne. Aš pasirinkau sumokėti daugiau, bet kad gaučiau gerą kokybę, tai ten bus 100% cotton. Nu, tipo, ne medvilnė, bet nu tas kitas, aš nežinau kaip lietuviškai. Bet tiesiog normalios, geros kokybės maikė, kuri 230 GSM. Aš nemoku tos GSM'us paaiškinti, bet tiesiog jinai bus heavyweight. Tai
jūs neusidėsit kažkokį popierinę maikę, jūs susidėsit gerą kokybišką maikę, kur tas visas sprintas, kur bus addicted to wheelies, jisai normaliai laikys, jisai nenusilups po pirmo kažkokio po pirmo plovimo. Aišku, jeigu nugriūsit ant nugaros, gali atsitikti tokio damage'o, jei, žinai, čia normalu, bet niekam nelinkiu nugriūt. Ir jo, kas galvoja dar, kad bus tik tokie dizainai, bus žymiai daugiau, nenoriu, kad būtų pats brandas šitas based on wheelie, žinai, kad tipo kažkas, kas ir nemoka tą vienkę kelt, ir galėtų užsidėti kokį ten, tarkim, kokią maikę. Aišku, su kitokiu dizainu nebūtinai addicted to wheelies. Galvoju, dar porą esu dizainų sugalvojęs. Ir koks prikolas dar pačio brando neimo nesugalvojau, tai šiaip aš feel free to tiesiog pakomentuot, ką galvojat, kokį neimą duoti. Man šiaip labai patinka ne korniai neimai, bet čia kiekvienam korniai, ne korniai gali skirti, žinai. Ir jo, tiesiog noriu, kad nebūtų tiesiog kažkokie tenais ten Night Riders ar kažkas tokio. Nes jeigu ten kažkoks Night Riders bus tenais 12 o'clock. 12 o'clock yra nice neimas, bet aš jį labai daug primatau ir jisai jau užimtas yra visų šitų, supermoto riders, ten kur su KTM-ais. Aš jau pats norėčiau kokią nors Yamaha EZ Dupem, gal ateitį nusipirksiu, bet dabar mano vienintelis tikslas yra Ultra B. Aš tiesiog svajoju apie Ultra B, aš kiekvieną dieną galvoju apie Ultra B ir, aš nieko šiam gyvenime labiau nenoriu negu Ultra B. Aš net nevažiavau su Ultra B, bet aš net neabejoju, kad aš įsimylėčiau tiesiog ją. Dėl to, kad aš nusipirkau Suroną galvodamas, kad aš noriu paprasto e-baiko, kad galėčiau tiesiog stantint, filmuoti video, bet čia su bet kokiu baiku gali filmuoti video. Bet žodžiu, aš galvau, kad tiesiog man nereiks galingesnio, aš galvau, gal apšiai man nepatiks. Gal nepatiks man tokie baikai, gal man labiau patiks Spirdos ar kažkas tokio. Bet aš pirmą kartą pravažiavau su Suronu ir man realiai pakeitė šiauriai gyvenime visas šitas dalykas. Bet kas tipo turi kažkokių problemų, manau, turėtų įsigyti motociklą. Arba daryti kažką, daryti tiesiog kažką, kas jiems sukeltų adrenaliną ir tiesiog jaustumėtės gyvi. Nes tarkim, aš kai važiuoju ant vienkės arba važinėjęs, man nebūna nei vienos idėjos galvoje, aš visiškai prasivalau. Tiesiog atrodo tas pats, kas meditacija būtų. Tai va, jūs tiesiog, tarkim, supykstat, arba liūdna jum, arba kažkoks tiesiog šūdas gyvenime, šokat ant motociklo, prasikeliat vienkerius, aš jums garantuoju, jūs jausitės žymiai geriau negu jautėtės prieš tai. Arba ten negu tik toką suktumėt. Aišku, daug kas bijo crashint, bet, viską galima išvengti, dėvėkit šalmus, dėvėkit apsaugas, tipo, nebent jūs lakstysit kaip maniakai pro miškus, ten pro miestus šimtais, nesisaugosit, tada jo, ir aplamai nėra tokio dalyko, kad rizikos nėra ten, kad tipo, tu nesusižalosi, tu gali važiuoti su dviračiu, nukrist, sulūžt ranka, tau daug gali blogesnių dalykų nutikti, bet kur nebūtinai ant motociklo, kas man labai pastebiu, daug kas yra labai prieš motociklus, dėl to, kad mato, kad daug įsimuša, bet jų daugumą ir su mašinom įsimuša, su dviračiais, bet ką tu darysi, yra rizika susižaloti. Čia visą laiką prisiminkit, bet tiesiog įmanoma sumažinti tą šansą. Tarkim, dabar įsivaizduokit, koks skirtumas, aš važiuočiau ant čia važiuočiau žiauriai greitai, imčiau tą posūkį, nesaugočiau visiškai kitų, nesaugočiau savęs, aišku, kad žiauriai rizika didėja.
įgriūt, insipistint tvorą, arba tiesiog kažkas, kad būtų. Bet jeigu aš važiuoju atsakingai, žiūri, kad žmonių nebūtų niekur, važinėju per kelių vienkės privačiuose keliuose, saugau kitus, save saugau, viskas gerai bus. O ant vienkės, kas bijo vienkę kelt, krešint, visiškai normalu yra. Aišku, gali skaudėti, gali būti visaip. Smagu, kad man mojuoja, smagu, kad nepyksta ant manęs tas vyrukas, kur šienauja žolę. Ir man svarbiausia tai, nes labai daug kas pyksta ant motociklinių, kaip ir... Okay, tai tokia video pabaiga. Paflovinkit visus šituos akauntus, kurie yra, ir jo pasakyti, ar patiko video. Nes tikrai atrikavirinom footage'ą ir viskas labai gerai buvo. Gal kažką pasikartoju, bet nieko. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.